Labadiena, mėly mūsų žiūrovai, čia yra Feniks TV televizija, aš Kazimieras Juraitis ir šiandien kalbam su vienu sėkmingiausių pasaulio advokatų jungtinėse tautose, tai profesorium, Sorbonos teisės mokslų daktaru Stanislovu Tomu. Labadiena, Stanislavai. Sveiki. Kas nelabai žiūrėjo tavo vojažus po pasaulį, tas gal ir nežino, kad yra toks labai įdomus savotiškas YouTube kanalas Stanislovo Tomo, ir nelabai gal žino, kad tu tokia vienas iš kiečiausių tokių keliautojų Lietuvos. Gali trumpai papasakoti apžvalgą, kiek tu šalių aplankėjai? Va dabar taip, 138 valstybės pas mane, tai aš taip. Kaip aiškina Lietuvos prokuroras, aš slėpiuosi nuo Lietuvos policijos, todėl aš keliauju. Ir gerai, o tada kiek, tu ir anksčiau buvai jau šiek tiek apkeliavęs, o dabar toksai kaip turas buvo, tiesiog žiauriai intensyvus. Aš mačiau net, buvo vos ne kas antrą dieną kita valstybė, taip ypač kai egzotiškas ten salynus nuklydai. Kiek, pavyzdžiui, per metus tu apkeliavai dabar? Ar yra tokia maždaug? Apie 30 per metus išėjo, pernai, jo. Pernai. O kaip salynas, o kas labiausiai įstrigo? Nes, pavyzdžiui, atsimenu, užpernai atrodo, ilgai sėdėjai ten kažkur Pietų Amerikoje, Venezueloje, Sueco kur kanalas tenai, arba tokiose valstybėse. Bet dabar buvo po Indonezijas. Kas tau didžiausią įspūdį paliko? Ar šviežiausia? Žinai, negalima tai pasakyti, nes man iš tikrųjų patinka visos vietos, visos valstybės, kur aš apsilankiau. Net tokios kaip Timoras man patiko. Nes, supranti, žmonės kartais nemėgsta tokių valstybių, sako, kad tai yra šūdas, o ne valstybė. Bet man patiko visos, nes pamatai biškai, kaip žmonės gyvena, kaip jie masto. Minutėlę, tiesą sakant, aš pirmą kartą žiūrėdamas tavo ir išgirdau pirmą kartą. Kas per Timoras? Gali dviem žodžiais, maždaug keliais sakiniais papasakot, kas per valstybė? Timoras tai yra valstybė, kuri atsiskyrė, gavo nepriklausomybę nuo Indonezijos ir ji turi labai daug naftos, bet tą naftą visą valdo Australija. Aš taip suprantu, kad Australija norėjo labai, kad Timoras gautų nepriklausomybę, kad užvaldytų jų naftą. Valstybė šiaip tai skurde gyvena, labai dideliam skurde, nepaisant visos naftos. Tai tas yra vienas iš jų gyvenimo aspektų. Tai čia panašiai kaip mes priklausomi nuo Amerikos ir Europos Sąjungos, tai Timoras, norėdama būti laisvi, pasidarė Australijos koloniją ir visi ubagai ten, nors ant naftos sėdi. Paradoksas yra tik tai, kad pusė tik tai Timoro gavo nepriklausomybę, tik tai rytų Timoras, o vakarų Timoras liko Indonezijoje ir tas vakarų Timoras gyvena biški turtingiau. Rytų Timoras. Tie, kurie naftos neturi, ne? Taip. Ir rytų timoriečiai jie aiškina taip, kad vakarų Timoro žmonės Indoneziją papirko. Todėl jie nenori nepriklausomybės. Jos papirko. Jiems sumokėjo pinigus, jiems pastatė kelius, atidarė mokyklas. Kitaip, jie tapo civilizuoti tokie, ne jau? Na, iš tikrųjų, net ir rytų Timorė, jie pripažįsta, kad pas juos nebuvo mokyklų iki tol, kol indoneziečiai nenutarė pastatyti tas mokyklas. Tai aš tiesiog, supranti, tai pakeičia požiūrį į nepriklausomybę. Kas yra valstybė? Vat, supranti, mano ta mintis, mano sakykim, doktrina, ideologija, kurią aš dėstau savo kanale, tai kad valstybė yra juridinis asmuo. Ir tu geriausia tai supranti, kai keliauji po tokias valstybės. Pavyzdžiui, kaip ir Timoras, vakarų ir rytų. Vakarų Timoras yra Indonezijos, o rytų atseit jis yra nepriklausoma demokratinė respublika. Po to, kai keliauji, pavyzdžiui, po Karibų valstybės. Nes jos, sakykim tiesą, yra tenai 7 valstybės Karibų jūroje, rytų Karibų jūroje, kurios yra vienodos iš tikrųjų. Ir jos galėtų būti viena valstybė, bet jos yra atskiros karalystės ir taip toliau. Yra, pavyzdžiui, tokia nuostabi valstybė, kur aš pernai apsilankiau, tai yra Maltiečių ordinas,
kur yra tik tai 2 piliečiai. 2 piliečiai ir 2 pastatai. Ir tada tu paklausi savęs, kas yra valstybė iš tikrųjų. Nu taip, tai yra juridinis asmo. Ir juokingiausias juridinis asmo be abejo yra Maltiečių ordinas, dėl to, kad jis yra valstybė, Lietuva pripažįsta jį valstybę ir jis turi 2 piliečius. Kunigaikštį ir ministrą pirmininką. 2 piliečiai. Kunigaikštį ir ministras pirmininkas. Jie turi 2 pastatus Romoje ir tie 2 pastatai yra, jų suvereni valstybė. Jie turi kariuomenę tenai kažkokią. Reiškia, jie vaidina, kad jie turi ir kariuomenę tenai. Jie turi mašinų numerius. Suprantate? Tie 2 žmonės. Ir be abejo, tai yra juridinis asmo. Tai yra juridinis asmo, tai yra vienas iš juridinių asmenų valstybė. Po to, pavyzdžiui, Vanuatu man labai patiko. Vanuatu tai yra sala Okeanijoje. Man labai patiko, aš ten turbūt tenai dar grįšiu kažkada gyvenimo bėgyje, nes ten tikrai yra dalykų, kur man nepavyko nuvykti. Tai Vanuatu yra įdomus tuo, kad apie 100 metų tai buvo 2 juridinių asmenų teritorija. Ta prasme, tai buvo toj pačioj teritorijoje. Vanuatu salose buvo 2 valstybės. Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Ir abi 2 valstybės teikė valstybės paslaugas šitoj teritorijoje. Jie tiesiog nutarė, Prancūzija ir Didžioji Britanija, kad jiem neverta kariauti dėl šitos valstybės. Geriau susitart, kad šitoj saloj, toj pačioj teritorijoje bus 2 valstybės. Ir tai yra nuostabu. Tai yra nuostabu. Aš mačiau tą laidelę, būčiau tik nepakartojęs pavadinimo tos valstybės. Labai mane tarp kitko ir šokiravo tą naujieną. Kažkaip reikia tą žinoti, tiesiog, kad įmanoma. Nes, tarkim, Lietuvoje tą idėją paskleisi, tai iš karto iškelta bus baudžiamoji byla, kad tu kėsiniesi į suverenitetą arba vientisumą teritorinėje. Bet iš principo tai juk buvo prieš 100 metų, Litbelas kažkiek egzistavo 5 metų. Tas Lietuvos Baltarusijos. Jo, bet Litbelas buvo valstybė, tai buvo vienas juridinis su vienu valdymo organu. O Vanuatu buvo 2 valstybės. 2 valstybės toj pačioj teritorijoje. Bet tai nėra išimtis. Yra, pavyzdžiui, tas Naurų sala, Naurų Respublika. Tai tenai Naurų Respublikoje buvo 3 juridiniai asmenys vienu metu. Australija, Naujoji Zelandija ir Didžioji Britanija, kiek prisimenu. Tai 3 valstybės vienu metu toj pačioj teritorijoje. Ir 3 valstybės vykdyti, reiškia, suverenitetą, išduodavo, reiškia, pasus žmonėm, teikdavo valstybės paslaugas. Aišku, tenai tai gyvavo neilgai. Vat ilgiausias variantas tai yra Vanuatu, kai tai tęsiasi 100 metų. Ir tu supranti, kad valstybė yra tiesiog juridinis asmo. Ir po to jie, aišku, paskelbė nepriklausomybę, gavo savo juridinį asmenį, Vanuatu Respubliką, ir dabar tu pakalbėk su vanuatiečiais, kada jiems buvo geriau gyventi. O tu kalbėjai? Jiems buvo daug geriau gyventi, kai jie buvo bendra, reiškia, kolonija prancūzų ir anglų. Kai buvo 2 valstybės ir prancūzai ir anglai vykdė tenai suverenitetą, buvo 2 valstybės, 2 juridiniai asmenys, tada jie gyveno turtingiau, saugumas buvo daug didesnis. Jeigu paimt, žiūrėk, tai aš daug esu lankęs valstybių, kur žmonės sako, kad prie okupantų buvo geriau. Libanas, pavyzdžiui, aš neseniai iš Libano grįžęs. Libano krikščionys, jie be abejo visi sako, kad kai jie buvo Prancūzijos kolonija, buvo geriau. Libane yra daug islamo fundamentalistų, yra daug teroristų, kurie sakys, kad jiem reikia islamo valstybės ir todėl jiem yra geriau dabar. Nors ir šūdė, nors ir be pinigų, bet užtat su galimybė melstis Alachui, nors prancūzai nedraudė melstis Alachui. Tai kažkas jiem ten yra taip, tiem teroristam, kad jiem dabar geriau. Tai aš tai sakyčiau, kad tik tai pusė Libano turbūt pasakytų, kad jiem buvo prie prancūzų geriau. Bet jeigu tu paimsi Papua Naująją Gvinėją, pavyzdžiui, tokią valstybę, jie gavo nepriklausomybę nuo Australijos. Tai tu dabar padarysi ten referendumą, tai 100% jų balsuos, kad grįžtų atgal į Australiją.
grįžtų. Su kuo tu tą sieji? Ar nebus taip, kad, pavyzdžiui, jeigu yra tas okupantas arba metropolija, tai jie vis tiek prisilaiko, kad nebūtų visiškas nužmogėjimas, nes vis tiek jos veidas, elgesys bus aptarinėjimas su kolonija. Kažkaip prilaiko tą žmogiškumą, žinai, kažkokį tenai. Ar ne? Kaip tu pats galvoji? Taip. Matot, valstybė yra juridinis asmuo. Tiesiog vienas juridinis asmuo veikia geriau nei kitas. Ir kas yra juridinis asmuo? Už juridinio asmens yra žmonės. Ir tie žmonės kartais gali būti labiau išsilavinę, labiau protingi ir mažiau išsilavinę, mažiau protingi. Tai dabar, jeigu imt Papua Naująją Gvinėją, tai be abejo tas juridinis asmuo Papua Naujoji Gvinėja yra valdomas labai blogai. Ir visi žmonės supranta, ir jie supranta, kad Australija kaip juridinis asmuo viską darytų daug geriau, būtų saugumas, būtų stabili ekonomika ir Australija yra turtingiausia regiono valstybė. Tai jie atsiskyrė nuo turtingiausios regiono valstybės, kad sukurtų vieną skurdžiausių regiono valstybių. Kita vertus gali būti susijęs su tuo, kad baltoji rasė, tavo, kurie Australiją valdo, baltoji rasė, juk administracinį požymių jie išdirbę, ta profesionalai yra. Ir su čiabuviais tai jau šimtmečiais pas juos ištobulintas tenai santykiai, administravimas, visa kita. O čia duok puslaukiniam tokiam žmonėm laisvę. Tai godumas, korupcija, visi tie dalykai, panašiai kaip Lietuvoje turbūt. Užgrobė tie patys kečiausi. O šito nežinau, o kodėl kas inicijavo tą Papua Naujosios Gvinėjos atsiskyrimą nuo Australijos? Vis tiek kažkas turėjo pakiršinti. Nežinai šitos istorijos? Tai be abejo, kai prasidėjo tie nepriklausomybės judėjimai po visą pasaulį, tai yra kažkoks vietinis elitas, kuris sako, mes dabar atsiskirsim, pas mus bus kaip Švedijoje gyvensim. Geriau, bus geriau. O iš tikrųjų nesigauna kaip Švedijoje ir gaunas daug blogiau. Iš tikrųjų, beveik daug kur žmonės yra skeptiškai žvelgia į savo juridinį asmenį. Ir taip, ir suprantat, toks pats yra dabar mano ir požiūris į Lietuvos Respubliką. Yra juridinis asmuo Lietuvos Respublika. Anksčiau buvo kitoks juridinis asmuo. Šitas juridinis asmuo gali būti likviduojamas, gali būti dalinamas, gali būti toj pačioj. Labiausiai man patinka ta idėja, kad toj pačioj teritorijoje būtų keli juridiniai asmenys. Tai yra idealiausia situacija, mano manimu. Ir be abejo, suprantat, mes gyvenam 21 amžiuje. 21 amžiuje mes turim internetą, mes jau suprantam, kad juridinis asmuo, tai yra, ekspertai EU yra vienas juridinis asmuo, suprantat? Vaitkus kuria ten naująją politinę jėgą, kitą juridinį asmenį, savo juridinį asmenį. Tie sukūrė didelį juridinį asmenį Lietuvos Respubliką, kažkas sukūrė dar didesnį juridinį asmenį JAV, pavyzdžiui, arba Kinijos liaudies Respublika yra labai didelis juridinis asmo. Bet visa tai yra juridiniai asmenys. Ir jeigu mes turim restoraną toj pačioj teritorijoje, suprantat, galėtų būti McDonald's restoranas, jis galėtų padengti visą Lietuvą ir būtų tik tai McDonald's. Ir ten yra įvairovė, tu gali ir mėsos tenai įsigyti, ten cheeseburgerį, ir su višta irgi gali, ir su žuvim taip pat McDonald'se galima įsigyti, žinai, tą hamburgerį. Tai supranti, yra įvairovė, jie sakytų, žiūrėkit, kokia įvairovė McDonald'se. Kaip ir salotų galima nusipirkti. Viskas yra McDonald's, viskas yra labai gerai. Tegul šitą visa teritorija valgo tik tai šitame restorane viename. Bet mes kažkaip einam prie to, kad galbūt gerai, kai yra daug juridinių asmenų, kurie teikia tas pačias paslaugas. Maistą. Gėrimus. Bankai, žiūrėkit, 7 bankai, kiek jų, apie 10 bankų turbūt Lietuvoje, ne? Labai gerai, kiekvienas bankas, galėtų būti vienas bankas, taip. Pavyzdžiui, kur aš buvau? Aš buvau Tuvalu Respublikoje. Tuvalu Respublikoje yra tik tai vienas bankas. O kur čia yra Tuvalu? Kur yra jis? Okeanijoje. Tai ten yra vienas bankas. Ir viskas, ir jiem atrodo, kad užtenka. Ir galbūt jiem užtenka, dėl to, kad Tuvalu yra maža valstybė. Galbūt jiem ir užtenka vieno banko. Bet mes visi suprantam, kad netgi tame pačiame Tuvalu galėtų būti 2 bankai.
Tai jeigu gali būti 2 bankai juridiniai asmenys, kodėl negali būti 2 valstybės? Kaip pavyzdžiui, vat, ir tam pačiam Vanuatu, kaip tam pačiam buvo ir kaip buvo Nauru. Dabar yra tarp Vokietijos ir Liuksemburgo, ten siena yra upė, ne? Ir toj upiai yra salų. Tai tose salose oficialiai yra 2 valstybės. Vykdo suverenitetą Vokietija ir Liuksemburgas. Tai dabar netgi Europoje yra tokių pavyzdžių, tik tai tose salose nieks negyvena, dėl to, kad tai yra sala upėje. Nu, ten aišku, galima pastatyti namą tose salose, ten yra vietos. Bet va, toks variantas yra ir šiuolaikinėje Europoje, kai 2 valstybės, 2 juridiniai asmenys, abudu vykdo suverenitetą toj pačioj teritorijai. Tai yra nuostabus dalykas. Aišku, tai pakeisti labai sunku. Nes, va, pavyzdžiui, tas juridinis asmuo Lietuva paskelbė, kad tik tai jis vienas šitoj teritorijoje turi teisę vykdyti suverenitetą. Ir tai yra labai blogai. Vat, suprantat, jeigu žmonės, aš manau, kad žmonės anksčiau ar vėliau jie šitą supras. Kad tai yra juridinis asmuo ir kad gali būti 2 juridiniai asmenys. Minutėlę čia pakomentuot gal reikia. Gal pirmą kartą, kurie išgirdo šitą vat idėją, kad juridinis asmuo. Bus tokių, kurie sėdė ant LRT, NLNK, visų tų, jiemgi nepasakoja tokių dalykų. Bet reikia turbūt pasakyti, kad visas pasaulis nėra valstybės pasaulyje, kur nebūtų juridinis asmuo. Visos valstybės 100% yra juridiniai asmenys. Ar tai tiesa? Taip. Viskas? Taip. Man taip, aš skaičiau tokių komentarų, žmonės galvoja, kad aš sakau, kad tik tai Lietuva yra juridinis asmuo, o Rusija ne juridinis asmuo. Ne. Kiekviena valstybė yra juridinis asmuo. Tai yra juridinis asmuo, kuris turi pavadinimą, kodą, įmonės kodą turi tenai, reiškia, darbuotojus. Tai suprantat, ekspertai jau netgi paimti. Yra šitų savininkų tenai susirinkimas, kaip jis vadinasi. Steigėjų. Taip, steigėjų rinkimas. Tai yra valdymo organas, tai yra parlamentas, sakykime, tai yra vietinis šito juridinio asmens seimas. Ir suprantat, tai, pavyzdžiui, kaip Maltiečių ordinas degradavo, nes Maltiečių ordinas kažkada jis valdė visą Maltą. O jis buvo didelė valstybė buvo. Jie kažkada valdė Rodoso salą, Jeruzalėje turėjo teritorijos, suprantat? Ir visas tas teritorijas iš jų atėmė, Napoleonas išvarė juos visus iš Maltos ir Dievas jiem pasiuntė 2 pastatus Romoje. Ir vat jie savo valstybę dabar turi tenai Romoje ir jie turi 2 piliečius, kunigaikštį ir ministrą pirmininką, ir jie turi pasus, suprantat? Ir Lietuva pripažįsta jų pasus, nes Lietuva turi netgi jų ambasadą. Vilniuje yra Maltiečių ordino ambasada. Tai ne tik tai Lietuva, visas pasaulis. Kaip visas? Yra valstybės, kurios nepripažįsta Maltiečių ordino nepriklausomybės, bet Lietuva tai pripažįsta. Tai vat suprantat, čia vat paimkit, vat tai yra geriausias pavyzdys, kaip juridinis asmuo valstybė gali degraduoti nuo Maltos teritorijos turėjimo ir tenai 2 milijonai žmonių maždaug, ne, nuo 2 milijonų piliečių. Tais laikais ten nebuvo 2 milijonai, mes kalbam apie 19 amžių, ten, 500 000 buvo piliečių, ne, nuo 500 000 kaip galima degraduoti iki 2 piliečių. Arba atvirkštinis variantas, kaip iš nieko pasidaryti suverenę valstybę, nes juridinį asmenį reikia įsteigti. Bet čia kita jau tema, žinai, ten suverenus, kur liečia visą kitą, pabaikim ties kelioniam. Vis tik tai keliaunant, pavyzdžiui, tie, kurie nekeliauna, atrodo ir baugiai, ir egzotiškai, ir nesaugiai, elementarūs dalykai. Pavyzdžiui, nuvažiuoji kažkur ten džiunglės ar ten okeanės, o kaip pinigai, ką tu ten čemodanas auksinė monetam vežiuojasi, ar punda pinigų eurais, kaip tas viskas vyksta? Yra valstybės, kur negalima ištraukti iš bankomato pinigų, yra, kur ištraukti iš bankomato 20 eurų kainuoja 20 eurų, yra taip. Tai tenai geriau aišku, turėti grinų. Įvairių, aišku, variantų būna. Yra valstybių, kur neįmanoma išgrininti iš kortelės, pavyzdžiui, tas pats Timoras. Arba kur labai sunku tai padaryti, pavyzdžiui. Yra tokių valstybių. Tai čia iš tikrųjų, nėra didelė problema. Pas mane buvo kelių bankų kortelės, tai vienų bankų kortelės veikė, kitų neveikė.
tai vėlgi priklauso nuo banko ir nuo valstybės. Taip, tai dėl saugumo, kaip, apie Karibų salas, ašgi pradėjau, žinai, aš pradėjau. Iš tikrųjų, aš pradėjau nuo Afrikos, vakarų Afrika, po to Karibų salos, Karibų salų valstybės, ten 7, po to, reiškia, visos Okeanijos valstybės, tenai Australija, Naujoji Zelandija, ir po to nuo Japonijos, tenai apačion po Aziją, ir užbaigiau dabar Arabų valstybėmis, aplink Saudų Arabiją, aplink Izraelį, tik tai, tai Jemeną nevažiavau dėl to, kad ten yra karas ir ten yra baisu, bet šiaip pavojingiausia turbūt valstybė, kur dabar buvau, tai yra Papua Naujoji Gvinėja, nes ten man iš karto, kai nusileidau ir išėjau iš lėktuvo ir nuėjau nusipirkti SIM kortelės oro uoste SIM kortelės pardavėjas man pasakė, kad svarbiausia, kad aš neįčiau į lauką. Palauk, aš pastebėjau, iš karto užmiršau pasakyti, kad tu stipriai sukūdęs po tų kelionių. Ar negrasino tave suvalgyti tenai? Gal dėl to į lauką neit, kad suvalgytų tave, ar ne? Ten kukagi suvalgė ten pagal legendas. Ar teisybė? Tai taip, Papua Naujoje Gvinėjoje jie valgo žmonės, ten yra žmogėdrų. Ir dabar dar? Ir dabar? Jo, jie iki dabar valgo žmonės, o kitur jau nebevalgo. Tai tenai taip, supranti, aš visur savo video visada įrašinėjau lauke. Tu pažiūrėk mano kanalą, visada prie kažkokio pastato, kur yra simbolis tos valstybės. Aha, ir Papua Naujoji Gvinėja tai yra vienintelė valstybė, kur aš visus video įrašiau tik tai viduj. Tai palauk, tai vis tik bijojai, kad tavęs nesuėstų, ar šiaip savo? Rimtai? Taip, ten yra pavojinga. Aš supranti, buvau viešbutyje ir aš norėjau į muziejų nueiti 10 minučių pėsčiom. 10 minučių pėsčiom. Viešbutyje man 10 kartų visi pasakė, kad tu išprotėjęs, negalima tų 10 minučių eiti. 10 minučių negalima praeiti. Dėl to, kad būtinai užpuls, būtinai, reiškia, atims viską ir ten baisi valstybė iš tikrųjų Papua. Panašiai turbūt buvo pas mane dar Haitis. Haitis irgi tokia valstybė, kur labai pavojinga. Bet šiaip Afrikos valstybės nėra pavojingos. Jos pakankamai tokios ramios ir ten, žinai, galima atsipalaiduoti. Žmonės draugiški, Afrikos valstybėse. Papua yra išimtis, bet ji ne Afrikoje Papua, ji Okeanijoje. Ir Haitis yra išimtis. Gerai, jeigu Papua užbaigiant temą, o tenai yra kriminalinis nusikaltimas suvalgyti tave, ar tiesiog apsimeta, kad nemato niekas ir, kaip, ar yra nusikaltimas? Jeigu pagarsėtų, kad suvalgė Stanislavą Tomą suėdė, tai baustų kas nors? Kaip Papua man paaiškino, jie tiesiog prieina prie tavęs ir prisiliečia peilių prie pilvo ir prašo pinigų. Tai jeigu atiduodi visus pinigus ir jie mato, kad tikrai atidavė viską, ir po to jeigu randa kortelę, tai tada aišku jūs nueisit prie bankomato ir bandysit išimti, bet išimsit sąžiningai, išimsit viską, ką gali išimti. Jie tave paleis, jie tavęs nesuvalgys. Žmogėdros tai biški toliau, iki jų labai sunku važiuoti, iki jų labai toli važiuoti. Ir aš buvau su vietiniais draugais, su papuasais, ir mes norėjom nuvažiuoti į vieną vietą, bet po to tenai per žinias jie išgirdo, kad ten vėl prasidėjo žudynės. Ten, supranti, ten nuolat visi žudo visus Papua. Viena gentis žudo kitą gentį ir tiesiog be priežasties. Ar niekam neįdomu, niekas ten nesikiša, ne? Maždaug. Taip, ir supranti, pavyzdžiui, mano draugai, jie išsigando tenai važiuoti ir mes nutarėm tenai nevažiuoti, mes važiavom į kitą vietą. Ten aš praleidau Kalėdas, bet ten ta kita vieta buvo tikrai nuostabi, ten visi žmonės šoko laukia, savo šokius ir taip toliau. Tai buvo fantastiška kelionė. Man labai patiko iš tikrųjų viskas. Man iš tikrųjų viskas patiko, nes man suprantate, net toj pačioj Papua taip susiklostė aplinkybės, kad pas mane ten buvo pakankamai daug draugų, su kuriais aš ir dabar Facebook'e draugauju. Ir... Gerai. Tai palauk, jeigu draugų, tai papuasų ar baltųjų, kurie ten gyvena? Papuasų. Papuasų.
Jo, papuas. Ir Aš, tu ten jiem kaip nu, aukštesnė rasė, ar kaip tenai? Ar lygus? kaip supranti, tai yra labai pavojinga valstybė ir iš tikrųjų tokiose valstybėse aš visą laiką žmonėm patariu, jeigu kažkas bando susipažinti, niekada nesipažinti su nieko. Nes, mat, supranti, vat, pavyzdžiui, Venesuelui yra įprasta susipažinti su užsieniečiu, kviesti jį ten išgert kartu, pakviesti jį papietauti namo. Va čia niekada negalima eiti, nes tenai yra būtent banditai, kurie tave įtikina, kad tu pas juos nueitum namo ir ten namuose jie tave pridubasins, atims viską ir privers atiduoti ten PIN kodą nuo kortelės banko. Tai jokiais būdais negalima, bet tiesiog taip susiklostė, kad aš nuvažiavau, supranti, ten yra zonos parkai tokie, kur yra gyvūnai. Nu, tai zooparkas, taip, sakykime, bet Lietuvoje, pavyzdžiui, zooparkas turi kitokią koncepciją. Į zooparką tu nuvedi vaikus, pavyzdžiui, ne? Vieną kartą per gyvenimą. Aš taip Lietuvoje. Tenai yra kitaip. Jie nueina į zooparką tiesiog praleisti visą sekmadienį arba visą šeštadienį su visa šeima. Ten vaikai žaidžia, ten jie švenčia gimtadienius. Tai yra kita koncepcija. Jie gyvena zooparkuose iš tikrųjų. Lietuvoje nėra tos tradicijos, Europos nėra tradicijos gyventi tiesiog zooparke. Suriname, tarp kitko, irgi ta pati tradicija. Man labai patinka tokia tradicija. Tai tiesiog tenai jie šventė gimtadienį, buvo labai daug žmonių ir tiesiog užsikalė. Ai, nu taip, išbėgo viena mergaitė ir pasakė, pradėjo šaukti baltas žmogus. Ir... Kien tavęs? Taip, mergaitė. Nu, toliau. Nu taip. Ir po to pribėgo prie jos berniukas, jie atvedė berniukas, sako, baltas žmogus. Nu tai vat. Ir po to ta pati mergaitė dar pasigyrė kitiem vaikam, kad jį kiekvieną dieną mato baltą žmogų. Kiekvieną dieną. Jie pasigyrė kitiem vaikam. Kiekvieną dieną. Tai tada tu susipažinai su ta šeima, ar ne? Taip, mes tada susipažinom ir po to iš tikrųjų jie man parodė labai daug dalykų, nuostabiausių dalykų šitoj šaly. Ir be jų mano kelionė tikrai nebūtų tokia nuostabi po Papua. Be jų aš bijočiau turbūt išeiti iš viešbučio, nes viešbutis ten, supranti, viešbutis yra su automatais, apsauga yra su automatais. Ir taip, aš buvau pavojingose rajonuose, ten, kur negalima vaikščioti, juodam negalima vaikščioti. Bet tai buvo nuostabu. Man iš tikrųjų patiko visur. Vat pas mane nebūna tokio, kad aš ten vadinčiau kažkokią valstybę šūdų, kad ten niekada nevažiuosiu ir taip toliau. Kai kurios merginos man periodiškai taip sako, kad aš ten niekada nevažiuočiau, ten yra snarglynas, o ne valstybė. Ne, visur įdomu. Vat, pavyzdžiui, toj pačioj Papua aš radau medžių kengūrą. Aš nežinojau, kad yra toks gyvūnas kaip medžių kengūras. Tai yra kengūras, tik tai jis gyvena ant medžių. Gražu. Žiūrėk, taip lauk, tai man neina iš tavęs ištraukti tokių dalykų, kur pavyzdžiui, vienu žodžiu, tau atrodo, kad bile kur gali važinėti, vis tiek iš esmės. Vat pavyzdžiui, ir dėl pinigų. O kaip tu darai, pavyzdžiui? Tu iš anksto informaciją susirenki, vat ten Timūrė, ten ar ten Papua, kokios kortelės veiks, kokios neveiks. Kaip tu ruošiesi tai kelionėje, vat, jeigu kažkas galvotų pakartot tavo kelionę? Supranti, tu negali iš anksto žinot, kokios kortelės veiks ar neveiks. Tau reikia tik tai ten nuvažiuoti, nes tavo kortelė tiesiog vadinasi Mastercard arba Visa. Supranti? Ir tu gali patikrinti tik tai atvažiavęs, ar tavo būtent viza tenai veiks. Nes vienos vizos veiks, kitos neveiks. Tiesiog reikia turėti kažkiek grinų, dolerių ir eurų. Yra daug valstybių, kur eurą tu neapkeisi. Arba tu apkeisi eurą su santykiu 1 euras už 1 dolerį, kas yra, ne tas. Euras yra biški brangesnis, tai tas biški skauda širdį. Bet taip, tai žinai, iš anksto sužinai, kuo daugiau. Tau vis tiek reikia padaryti savo maršrutą, kur tu gyvensi ir taip toliau. Ir vietoj pakeliauti. Kartais reikia meluoti, pavyzdžiui, ten, žinai, ašgi buvau Mekoje. Mačiau.
Meka yra draudžiama įvažiuoti ne musulmonui. Tai, nu, tu tiesiog meluoji, kad tu musulmonas ir viskas, nu, tai ką. Tai kartais reikia imtis tokių priemonių. Ten yra visokiausių dalykų. Supranti, apie 138 valstybės galima labai ilgai pasakoti. Nu, ja. Gerai, nu galų gale, tegu žmonės nueina į tavo tą YouTube kanalę, tu apie visas papasakoji važinėdamas. Žiūrėk, o kiek dar liko neplankytų pasaulį valstybę? Apie Jemeną jau sakė, kad ten dabar pavojinga, bet karas baigsis, nuvažiuosi. O kiek dar liko neplankytų tavo? Ar reikia pažiūrėti, pas mane sąrašas yra kažkur taip? Maždaug. Nu kokie 60, man atrodo. Kažkas tokio. Tai tu dabar jau šiek tiek pavargai nuo to važinėjimo, ar vis tik damuši, kad visos būtų aplankytos? Pirmas būsi ne tik 69. Jo, daug. Palauk, tai tu būsi ko gero ne tik vienas geriausias pasaulyje advokatas, lietuvis tai vienareikšmiškai sėkmingiausias, bet gal būsi pilnas lietuvis pirmas aplankęs visas, pavyzdžiui, pasaulio valstybės. Čia Gineso rekordo knygo ko gero kvepia? Lietuvių tai yra, kurie yra apvažiavę visas pasaulio valstybės. Yra. Aš tiesiog rekordą padarysiu, kad aš būsiu pirmasis žmogus pasaulyje, kuris aplankė visas pasaulio valstybės, būdamas tarptautinėje policijos paieškoje. Čia jau neįmanoma, perspėjau šitą turbūt. Tai taip, aš esu policijos paieškoje ir kartais aš buvau sustabdomas tam tikrose valstybėse. Tai aš dėl to nuolat, ir man tas nepatinka, supranti, man nuolat reikia vežioti su savim papkę visą dosiją, kas yra Jonas Noreika. Kad kai mane sulaikys policija, aš paaiškinčiau, kad čia va tas nacis, va čia, supranti, su dokumentais išverstais į anglų kalbą ir tiesiog man tas nepatinka dėl to, kad ta papkė užima vietą mano kuprinėje ir, nu, aš geriau ją išmeščiau iš tikrųjų. Jo, bet siekiant rekordo, tai čia jau gali ir pakentėti šiek tiek. Taip, bet supranti, kaip yra, Lietuvoje yra senatis teismo sprendimo vykdymui. Jeigu, pavyzdžiui, tave nuteisė ir tavo bausmė kalėjime yra iki 2 metų, 2 metus tau kalėjimą davė ir 3 metus tavęs negali pagauti, tai tau nurašo tuos 2 metus. Bet mano atveju Lietuvos teismas padarė išimtį, kad aš esu nuteistas 3 mėnesiam, ne 2 metam, bet man negalioja 3 metai, kiek man galioja? Nu, 5. 15. Tai Lietuvos teismai visi nutarė, kad man galioja 15 metų, reiškia, senatis. Ir jeigu per 15 metų manęs nepagaus, tai tada jie man nurašys 3 mėnesius kalėjimo. 15 metų tai yra tiek pat, kiek jeigu tau davė iki gyvos galvos. O tau davė iki gyvos galvos ir tu 15 metų slėpiesi ir po 15 metų tu gali pasakyti, taip, aš. Teroristas, bet... Aišku, bet tai tu dabar keliausi tas dar 60 šalių ar pavargai tiesiog biškį? Kaip bus tavo gyvenimas? Taip, greičiausiai važiuosiu toliau, taip. Man įdomu, supranti, man labai įdomu. Man įdomu, supranti, kiekvieną kartą, kai nusileidai į kažkokią naują šalį, tai yra toksai adrenalinas. Adrenalinas dėl to, kad tau reikia sužinot pinigų klausimą, apgyvendinimo klausimą, įžymybės jų, biškį istorijos, biškį... Visą laiką yra įdomu labai susipažinti su vietiniais, žinai, pabendrauti apie jų gyvenimą ir jų požiūrį į pasaulį, kaip jiem rodos, kaip reikėtų gyventi ir taip toliau. Tai yra nuostabus dalykai, man visur patinka. Dabar tik tai pas mane liko 69 valstybės mano sąraše, kur dar reikia apvažiuoti. Ir tenai yra, pagrindė Afrika. Ir Azija. Azijoje truputį Azijos ir Afrika. Iš esmės taip, liko tokios pačios pavojingiausios valstybės, kur iš tikrųjų rekomenduojama nekeliauti. Amerikos vyriausybė, pavyzdžiui, savo
piliečiam rekomenduoju tenai nekeliauti. Aš jau pavojingiausiuose aš jau buvau. Vat pavojingiausia buvo Haitis ir po to Papua. Tai ir Venezuela. Po šitų 3 jau, Jemenas nebent. Visos kitos jau, žinai, jau bala nematė tenai. Tai reikės tęsti. Ir taip, aš noriu visiškai rimtai, aš noriu padaryti pasaulio rekordą. Aš noriu tapti daugiausia šalių aplankęs žmogus tarptautinėje policijos paieškoje. Vat tokį rekordą aš noriu padaryti. Ir tuo dar kartą išreklamuosi banditus mūsų, kurie valdo Lietuvą, kurie užvaldė visą. tą tikrąjį veidą parodysi. Gerai, ačiū tau labai, Stanislavai, už įdomų pasakojimą ir iki kito karto. Iki. Turim dar laiko dar vieną padaryti, kiek valandų? Dabar jau 11:53. Tai dar biškį turim kokį 15 minučių. Klausyk, o galėtume pakalbėti dar apie suverenus, gal žinai ką apie tą bylą, žinai apie tą naują, iš to vyniojasi biškį, ar dar nelaikas ir... Taip, palauk, apie kokią bylą suverenų turėjau? Kur Užkuraičiui tu parašėjai, nežinai nieko, kaip jam sekasi. Aš taip supratau, kad Užkuraitis pats darosi, tau pinigų neužmokėjo matyti. Primink. Kur, kad pašto indeksą tą suteikiamą numerį vietoje asmens kodą. Ne, aš šitą bylą jam parašiau, taip. Bet tai tu vedi tą bylą? Jo. Tu vedi tą bylą, bet apie ją tai nėra ką turbūt kalbėti, žinai, nes dar metais turbūt tęsis, žinai. Jo, mes dabar stovim eiliai. Vat, laukiam. Bet ten, aš manau, kad turėtų būti gerai. Tai vat. Man irgi tai atrodo logiškai, bet per daug nėra ko sakyti, kol neperšokai. O apie suverenus mes galėtume pašnekėti ką nors. Pavyzdžiui, nes šitas ir Malta siejasi labai. Pavyzdžiui, iš esmės, 2 veikėjai, piliečiai. Tai lygiai kaip degradavo, lygiai taip pat gali susikurti. Čiagi sena tavo idėja, kaip daugybė variantų yra. Pavyzdžiui, va dabar suverenų bendruomenė susikūrė, net kontaktus turiu. Žinai kur? Ten kažkur Jugoslavijos buvusiose prie upės kažkokiuose pelkynuose. Ir taip. Žinai šitą? Jo. Kontaktavai? Liberlandas, jo. Jo, Liberlandas. Taip. Tai gal apie tai pakalbam? Pakalbam, jo. Nes aš turiu saito adresus, galiu... Tai apie juos ir gali papasakoti, tarkim. Gali papasakoti apie juos? Davai, tai tada pradedam iš naujo. Aš paklausiu apie šiek tiek bylą, bet pasakysim, kad dar nelaikas kalbėti, žinai, žinai, kad primint žmonėm, kad vis tik vyksta kažkas. Gerai? Ar iš viso tylim apie Užkuraičio? Jo. Gerai, tvarkoj. Tai tada užsiminsim. Pradedam. Labadiena, brangus Feniks TV televizijos žiūrovai. Čia Feniks TV, aš Kazimieras Juraitis. Ir šiandien kalbame su vienu geriausių, sėkmingiausių pasaulyje, lietuvių kilmės be abejo pačiu sėkmingiausių ir geriausių advokatų Jungtinėse tautose. Tai yra profesorium, Sorbonos teisės mokslų daktarus Stanislavu Tomu. Labadiena, Stanislavai. Sveiki. Tu ką tik tai grįžai nesenai iš tokios vojažo didžiulio turnė po pasaulio valstybės, aplankiai 138 valstybės, toliau tęsi kelionės ir darant su tavim reportažus ir pokalbius, vis toks nepleidžia jausmas, kad tu iš dalies, kaip laisvas, gyvas žmogus, kaip suverenas lygtai. Ten juridiniai asmenys, visi, nes nėra valstybės, kuri nebūtų juridinis asmo. Ir tu, nors ir ne juridinis asmo, bet čia tik tai technikos dalykas, keliauni kaip lygus tarp lygių. Man toks jausmas nepalieka. Gal galėtum pakomentuoti apie suverenų tas judėjimus, kurie vyksta, ir Lietuvoje vyksta dabar šiek tiek pritylęs. Beje, kaip byla ta, kurią suverenų bendruomenė padarė Jungtinėse tautose, kad išsibylinėti asmens, kad nebūtų vien tik asmens kodas, o ir pašto kodas suteikiamas. Ar juda į priekį, kokią stadijoje ta byla yra? Taip, tai tenai yra Užkuraičio byla ir ji yra labai logiška. Jeigu tėvai duoda vardą savo vaikui, tai kodėl jie negali duoti ir numerio? Kaip, pašto kodas, tai yra numeris, ne?
Ir tenai valstybė tau duoda, juridinis asmuo Lietuvos Respublika duoda tau irgi kitą, reiškia, numerį, tą asmens kodą. Valstybė visus numeruoja. Tai klausimas yra, kodėl valstybė turėtų tave numeruoti. Tu gal nori pats savo suteikti numerį, jeigu jau reikia turėti numerį, jeigu vardo neužtenka, tai tada ir iš tavęs reikia numerio, o kitas žmogus gal nenorėtų numerio iš viso. Tai taip, ta byla, ji dabar yra Jungtinėse tautose, bet mes dar stovim eiliai, tai ji dar kol kas nepajudėjo, bet aš manau, kad šansai pas mus yra labai geri. Dėl to, kad, o kodėl kažkas turi duoti numerį tavo vaikui? Tu pats gali duoti savo vaikui ir numerį, ir vardą, ir numerį. Tai čia tada, tai sekantis žingsnis tada, jeigu bus laimėta šita byla, tai bus tada galima, maždaug analogą Maltos galbūt ordino pasidaryti, pratęsti juridinio to vieneto steigime. Valstybė. Taip, tai dėl, suprantat, ta suverenų idėja man labai patinka ir aš labai norėčiau, kad jį plėstųsi ir kad kuo daugiau žmonių pradėtų prisijungtų prie to judėjimo vienaip ar kitaip. Suprantat, man nepatinka pats faktas, kad kai tu, pavyzdžiui, suprantat, tu nieko nepadarai, tu gimei Lietuvoje, ne? Ir tavo tėvai, tarkim, lietuviai. Bet tu gimei, nieko nepadarai. Ir tu jau iš karto esi šito juridinio asmens nuosavybė Lietuvos Respublikos. Lietuvos Respublika išduoda tau pasą, ne? tą dokumentą, kur parašytas tavo numeris, tavo nuotrauka, ir be šito dokumento tu negali niekur keliauti. Supranti? Ir šitas juridinis asmo, jis turi teisę tau išduoti pasą arba neišduoti pasą. Supranti? Nustatyti tau mokesčius turi teisę. Dabar bus karas su Rusija, tai turės teisę uždrausti tau išvažiuoti iš Lietuvos, paskelbti tavo mobilizaciją, supranti? Yra labai daug dalykų, kurios užblokuoti tavo banko pinigus, supranti? Gali juridinis asmo Lietuvos Respublika. Labai daug dalykų su tavim gali padaryti šitas juridinis asmo, dėl to, kad tu esi jo pilietis, jo nuosavybė. Ir man tas dalykas labai nepatinka. Labai nepatinka. Aš labai mėgstu tokie, žinai, laisvę, kai tu pats, kur nori ten važiuoji, ką nori tą darai, niekam nieko neprivalai aiškinti, supranti? Laisvė. Tas nuostabiausias dalykas. Liberalai Lietuvoje tenai vaidina, kad jie tenai už laisvę. Jie ne už laisvę, jie už hujaisvę. Tie Lietuvos. Tai nėra laisvė, tai neturi nieko bendro su laisvė. Tai yra, jie nieko nesiskiria nuo totalitarinių režimų. Tie liberalai. Tai yra blogis. Tikroji laisvė, tai būtent yra suvereno savimonė. Tu esi, supranti, mes galim pažiūrėti istoriškai, kaip tai vystėsi labai seniai, labai seniai, reiškia, Europoje viduramžiais, pradedant, reiškia, naujaisiais laikais irgi tas buvo tęsinys. Buvo tokia žmonių rūšis suverenai. Tai yra visokiausi, reiškia, bajorai. Bajorai laikė save suverenais. Ir nuolat vyko ta kova tarp pačiausio suvereno karaliaus ir tų bajorų. Ir galų gale karalius be abejo nugalėjo, dėl to, kad matyt buvo labiau susitelkęs. Ir reiškia, iš tų karalių po to išsivystė juridiniai asmenys. Nes karalius nuo pat pradžių buvo fizinis asmo. Tai nebuvo juridinis asmo, jis buvo fizinis asmo, karalius toksai. Ir po to išsivystė ta karalystės koncepcija, respublikos koncepcija, kur nėra fizinio asmens konkretaus, bet yra struktūra, organizacija, juridinis asmo. Bet ką svarbu žinot? Svarbu žinot, kad buvo toksai laikotarpis, kai buvo suverenais buvo pripažįstami tie kunigaikščiai. Ne? Buvo toksai kunigaikštis Lichtensteinas, kuris gyveno visą gyvenimą, gyveno Vienoje, o jo visa žemė buvo Lenkijoje. Tada Lenkijos dalis buvo Austrijos sudėtyje. Ir tas kunigaikštis Lichtensteinas
tenai, reiškia, kadangi jis turėjo kunigaikščio statusą, jis buvo ir suverenas. Ir vat jisai nusipirko žemę, vieną feodą ir vieną grafystę tarp Austrijos ir Šveicarijos. Ir kadangi jis yra kunigaikštis, ta žemė iš karto tarpo Lichtenšteino kunigaikštystė. Tai kaip atsirado Lichtenšteino kunigaikštystė, šitas juridinis asmo, tiesiog žmogus, kurio pavardė Lichtenšteinas, nusipirko tą žemę ir ta žemė buvo pavadinta pagal jo pavardę. Tai vat, suprantate, tai buvo sukurtas tas Lichtenšteino juridinis asmo ir šiuo metu be abejo aš jį sveikinu, tai yra viena turtingiausių, tai yra turtingiausia turbūt valstybė Europoje, Lichtenšteinas, Monakas. Monakas, su Monaku mes turim tą pačią istoriją, tai yra tiesiog feudalas, kuris bajoras, ne? Kuris išsilaikė, kuriam pavyko išsilaikyti, kad jo neprijungtų didesnės valstybės. Ir suprantat, kas yra monakiečiai? Monakiečiai tai yra faktiškai tai yra prancūzai. Jie kalba tokia tarme tarp prancūzų ir italų. Tai yra vadinas, jeigu jos prijungtų prie Prancūzijos, jie būtų nuostabiausi prancūzai. Tarp kitko, dalį Monako prijungė prie Prancūzijos. Ten Mentono miestas anksčiau įeidavo į Monako kunigaikštystę. Tai jį prijungė prie Prancūzijos ir tie monakiečiai, jie tapo kuo puikiausiai prancūzais. O galėtų prijungti prie Italijos ir jie būtų italai. Tas pats ir su Lichtenšteinu. Jie šneka vokiškai, juos galėtų prijungti prie Vokietijos, prie Šveicarijos, prie Austrijos ir jie tada būtų šveicarais, vokiečiais arba austrais. Nes jie šneka vokiškai, suprantat. Bet esmė yra ta, kad jie gavo tą juridinį asmenį, jie gavo tą suvereną. Ir tas suverenas jos ir valdo. Dabar yra kitų suverenų pavyzdžių, vat, pavyzdžiui, tas pats Maltiečių ordinas, tai yra juridinis asmo, kuris yra suverenas ir jame yra du piliečiai. Ir vat jie dviese, reiškia, kunigaikštis ir ministras pirmininkas, priima vat visus įstatymus savo dviem pastatam Romoje. Tai mes iš šito matome, kad visos valstybės yra dirbtinės iš tikrųjų. Tiesiog kai kuriuose vietose, kaip pavyzdžiui Maltiečių ordinas, va šitie du žmonės, jie šitos du pastatus užėmė, sako, čia mūsų pastatai ir taip gavosi, kad Italijos Respublika jos pripažino. Italijos Respublika galėjo jų nepripažinti ir prijungti tos du pastatus prie Italijos ir čia būtų Italijos žemė. Bet ne, Italija jos pripažino. Bet jiem pavyko susitarti, suprantat? Bet tai yra atsitiktinumas. Ir gyvenime yra daugybė atsitiktinumų. Tos visos ribos tarp valstybių yra dirbtinis iš tikrųjų. Ir tai klausimas yra, kodėl, va, pavyzdžiui, kunigaikščiui Lichtenšteinui galima buvo nusipirkti žemę ir ta žemė iš karto yra Lichtenšteino kunigaikštystė. Arba Maltiečių ordinas įgyjo du pastatus ir ta žemė yra Maltiečių ordino teritorija. Tai žiūrėk, dar prieš 100 metų, pavyzdžiui, vat, prieš 100 daugiau šiek tiek, vat, Aliaską pardavė amerikonam ir valstija. Lygiai taip pat atbulinis procesas gali tik kitaip vykti kažkaip. O dabar va šiais laikais vat, yra, kad suverenai kurtųsi, tarkim, vat, žemėse, vat, kaip, arba bent jau bandytų kažkokią valstybėlę padaryti. Aš girdėjau, pavyzdžiui, Libertanija ar kažkaip tai yra, net kontaktus turiu, bet nespėjau susirišti, saitas jų yra kažkur buvusia Jugoslavijos teritorijoje. Žinai, ką nors apie tai? Taip, Liberlandas. Jie rado teritoriją ir tai yra nuostabu. Tai aš žaviuosi šituo jų prezidentu, Prezidentas, jį tiksliau būtų vadinti karaliumi, dėl to, kad jis pasiskyrė visam gyvenimui, tas prezidentas, aš taip suprantu. Aš nekritikuoju, aš gerbiu žmogaus pasirinkimą. Jis rado salą, ne, Dunajaus upėje. Iš vienos Kroatija, iš kitos Serbija. Ir Serbija sako, kad šita žemė yra Kroatijos, o Kroatija sako, kad tai šita žemė yra Serbijos. Ai, visi stumdo nuo savęs, o kodėl jie atsisakinėja tos žemės? Nes Kroatija nubrėžė tokią sieną tarp Kroatijos ir Serbijos. Ir supranti, jie nori, kaip čia pavaizduot, kaip man gal papiešti kažką. Ar mes parodysim saitą, gal tenai rasim kokią, specialiai padarysim, galbūt interviu su jais, su tais žmonėm, nes aš turiu kontaktus. Bet iš principo, kaip ten viskas vyksta?
Aš girdėjau, kad tenai net iš Pietų Afrikos plaukia žmonės, ten nori ten su jais, ten policija juos stabdo, kad jie nesišvartuotų. Bet aš galvau pakrantė, pasirodo sala, ar ne? Sala ir pakrantė ten yra. Sala ir pakrantė. Supranti, reiškia, Kroatija, jinai sako, kad siena tarp Serbijos ir Kroatijos yra tenai pagal 20 amžiaus pradžios Dunajaus upė. Mhm. O upė pasikeitė. Ji va taip vat, ji pasikeitė va taip vat dabar. O Serbija, reiškia, pripažįsta, kad siena tarp jų yra Dunajaus upė, kaip ji dabar plaukia. Pagal dabartinę trajektoriją. Serbija taip sako. O Kroatija nori atkurti tą sieną Dunajaus, kuri buvo 20 amžiaus pradžioje. Nes tada Kroatija gaus daugiau teritorijos. Tai Kroatija nori gauti daugiau teritorijos už upės. Nes tenai už upės, anksčiau tenai buvo ne už upės. Anksčiau ten buvo prieš upės. Gerai, kitaip tariant, tie žmonės, na, kaip tu sakai, karalius, bet save sako prezidentas, pasinaudoja tą situaciją, kad lyg tai niekam nereikia ir ten apsigyveno. Bet jie ten ir pasus leidžia. Ką tu dar gali apie juos papasakoti? Taip, tai supranti, tie, reiškia, Kroatija, reiškia, nepripažįsta, kad tai yra jų teritorija, kad gautų daugiau teritorijos. Jie dar, žinai, turi tą svajonę gauti daugiau teritorijos iš Serbijos. O serbai nenori duoti daugiau teritorijos. Jie sako, va šita jūsų yra, va šitą mažą salą pasiimkit, daugiau negausiu. Tai va, tai dėl to yra konfliktas. Ir, supranti, jų projektas yra įdomus iš tikrųjų ir aš be abejo linkiu jiems sėkmės. Bet tu supras, kad toj pačioj teritorijoje jau yra ten apie 10 valstybių. Net tu, Kazimieras Juraitis, gali paskelbti toj teritorijoje Kazimiero Juraičio karalystę. Nes tai bus lygiai tokia pat vertė. Jie tenai bandė pasistatyti laivą ir aš dabar nežinau, tas laivas ten stovi ar ne, baržą, kaip Danielis gyveno, jo. Ir tokiam gyventi ir sakyti, kad čia yra namas. Čia aš jiem pasiūliau, po to dėl šito namo kreiptis į Jungtinės tautas, kad Jungtinės tautos apgintų jų šitą baržą. Ir sakytų, čia yra jūsų namas, ir nieks neturi teisės jūsų išvaryti iš tenai. Tai va, tai Liberlandas, jie nuo kitų 10 valstybių, kurios ten pasiskėbė toj teritorijoje, skiriasi to, kad jie, reiškia, sako, kad mes baržą pasistatė. Aš dar nežinau, ar jie iki galo, ar ten namą dar pradėjo statyti kažkokį. Tai va, bet ir taip jie išleidžia pasus ir tų pasų niekas nepripažįsta, bet situacija gali vystytis į supranti, kaip nepripažįsta. Jie sako, kad jiem ten pavyko įvažiuoti su tuo pasu į keletą Afrikos valstybių. Ir į, aš taip suprantu, kažkokią ten Latino Amerikos valstybę. Jie turi tokių pavyzdžių, kur yra anspaudai tų valstybių. Bet problema yra tame, kad tos valstybės jos įleido per klaidą. Pažiūrėkit tiesai į akis. Suprantat? Paso nepažįsta, tetavo. Taip, jiem pasirodė baltas žmogus. Suprantat, yra valstybės, kur yra atvira vizų politika. Jie neturi vizų, jie leidžia visus turistus. Ir tiesiog visus turistus iš eilės įleidžia. Kažkoks Liberlandas. Gerai. Tai jie, kai sako, kad jų pasą kažkas pripažįsta, jie turi vis dėlto pasakyti iki galo, kad čia yra atsitiktinumas. Ten sėdėtų kitas pasienietis ir kitas pasienietis pagalvotų, Liberlandas, paimtų telefoną ir pradėtų googlinti. Ir tada pasakytų, niekur jūs nevažiuosit. Supranti? O ką jiem reikėtų padaryti, kad legalizuotis kaip valstybė? Ką? Supranti, normalios valstybės, kaip, tie pripažinti juridinės. Supranti, kas yra juridinis asmo? Juridinis asmo, žmonės nesupranta, kas yra juridinis asmo. Juridinis asmo tai yra susitarimas tarp žmonių, kad jie visi turi vieną pavadinimą ir kad jie kažkaip viduj santykiauja ir taip nustato, koks yra priimamas sprendimas. Tai yra juridinis asmo. Tai yra juridinis asmo. Ir juridiniai asmenys yra pripažinti ir nepripažinti. Tai, pavyzdžiui, Lietuva yra pripažinta, Papua Naujoji Gvinėja, Maltiečių ordinas yra pripažintos. Po to yra, pavyzdžiui, Padniestrė.
Padniestrė, kuri yra nepripažinta, niekas jos nepripažįsta, Padniestrės. Ten didelė, palyginti didelė, ten ta didelis juridinis asmo. Taip, didelis, turi savo kariuomenę, turi savo teismus, kalėjimus turi. Aš ten buvau advokatas. Ir ten Ignas Vėgėlė bezda, kad aš ne advokatas dėl to, kad Padniestrėj buvau. Buvau Padniestrėj, bet Padniestrė tai mane pripažįsta ir Jungtinės tautos, ir Europos žmogaus teisės teismas. Man nereikia, kad mane Ignas Vėgėlė pripažįsta. Man užtenka šitų trijų. Tai suprantat, Jungtinės tautos pripažįsta tokių šalių advokatus be problemų. Ir Europos žmogaus teisės teismas anksčiau irgi pripažindavo be problemų. Tai galima buvo, reiškia, naudotis tuo. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad, suprantat, tarptų nepripažintų juridinių asmenų yra juridiniai asmenys, kurie iš tikrųjų turi tą susitarimą, nieks jų nepripažįsta, bet jie iš tikrųjų yra, funkcionuoja, jie turi savo kariuomenę, įstatymus, pastatus, supranti, Padniestrė. Tai čia žiūrėk, tai lygiai taip pat Liberlandas galėtų pasiskelbti lygiai kaip Maltos. Tai jeigu, pavyzdžiui, Jungtinės tautos, jie gali irgi kariuomenę iš 2 žmonių, pavyzdžiui, pasidaryti policija tenai iš 1,5 žmogaus, ten valdžia, pagal Montevideo ten tuos visus požymius, tai visas atitinka. Gebėjimus komunikuoti, teritoriją, bet jeigu Jungtinėse tautose laimėtų bylą, kad štai pasas, kad būtų galiojantis, tai gal per šitą pusę, ar ne? Žiūrėk, reiškia, jų problema yra ta, kad Padniestrė, kaip aš ir sakau, jie turi teritoriją. Ir toj teritorijoje, jie sako, tik tai mes šitoj teritorijoje, nieko daugiau neįleisim ir iš tikrųjų nieko neįleidžia, nes jie turi ir policiją, ir kariuomenę, ir kalėjimus, ir teismus, ir įstatymus, ir žmonės ten gyvena. Tai yra, suprantu, Padniestrė ten yra normali valstybė iš tikrųjų. Ir pinigus savo turi. Liberlando problema yra tame, kad Kroatija jų tenai neįleidžia. Kroatija sako, kad čia jūs einat į Serbiją. Jie sako, taip, į Serbiją. Nes, Kroatijos tikslas, Kroatijos svajonė yra šitą atiduoti Serbijai ir iš Serbijos paimti tą didesnį gabalą. Kokia yra svajonė. Todėl Kroatija jų neprileidžia tenai. Jie sako, čia Serbija, jūs neturi teisės tenai eiti. O Serbija sako, čia ne Serbija. Tai jų problema yra tame, kad jie nekontroliuoja teritorijos. Ir iš tikrųjų jie galėtų eiti per teismus, iš tikrųjų. Jie galėtų eiti per Kroatijos teismus ir per Jungtinės tautas, dėl to, kad jeigu jie pastato ten baržą ir namą pastato ir kontroliuoja tą teritoriją, reiškia, turi savo policiją, neįleidžia beleko tenai, tai be abejo tada jie faktiškai kontroliuoja tą teritoriją. Tai dabar jie faktiškai tos teritorijos nelabai kontroliuoja, nes bet kada gali ateiti Kroatijos policininkas, visus sudubasinti ir jų baržai išteptenai kažkur kitur. Tai tame yra jų problema. Bet man labai patinka tai, kad jie kūrėsi. Nesupranti, tai yra ta teritorija, kur galbūt bus kelios valstybės vienu metu. Reiškia, jeigu jiem ten pavyks įsikurt, jeigu jiem ten pavyks pastatyti vieną policininką, tai be abejo tos 10 kitų valstybių, jos irgi ten pastatys policininką. Nes ką tu darysi, ką tu užmuši tą policininką, išvarysi, sudubasinsi? Ne, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu ateis Liberlando policininkas ir ten kitų sakys policininkas, jie nesimuš, aš manau, kad jie yra normalūs, civilizuoti žmonės, jie sėdės žais su telefonu ir vienas ir kitas. Gerai, ačiū tau, Stanislavai Tomai, kitaip sakant, tu pieši šviesę ateitį suverenų judėjimui, suverenų mąstymui, suverenų filosofijai. Be abejo, ir reikėtų dar pasiekti laisvę nuo paso. Nes suprantate, tas pasas, jis tave ir sulaiko. Nes žiūrėkit, kaip Ukrainoj. Ukraina uždraudė vyram išvažiuoti iš Ukrainos. Ir jie kontroliuoja pasą. Tu turi su pasu praeiti per šitą kontrolę. Ir jie tavęs nepraleis. A jeigu tu tenai, reiškia, ir jie anuliuos tavo pasą, jeigu tu per mišką bėgsi. Ir tada tu būsi ukrainietis be pasos. Suprantate, tai yra valdymo priemonė to juridinio asmens. O kai mes būsim situacijoje, kai tu galėsi pats savo pasigaminti pasą,
Tai bus fantastika. Ir aišku, žmonės sako, kad bus tada nusikaltėlių daug ir nusikaltėliai tuo naudosis. Viskuo nusikaltėliai naudosis. Reikės galvoti, kaip šitą problemą išvengti. Bet viską galima išvengti, jeigu, ta prasme, jeigu tu nori. Kitaip tariant, mes vėl grįžtam nuo ko pradėjom, kad ta byla, kurią pradėjo Gaudijos Vaišnavų bendruomenė, tai yra Žilvinas Užkuraitis, bus precedentas, kuris atvers duris nuo paso išsilaisvinti, kai savo pasus galės žmonės darytis, taip? Tenai yra klausimas dabar dėl asmens kodo. Reiškia, atsisakyti tų asmens kodų ir dėl paso reikėtų vis dėlto dar vienos bylos dėl paso, nes reikia kelt, tai būtų sudėtingesnė byla. Tai būtų sudėtingesnė. Jungtiniam tautom atrodys tai kaip visiška anarchija, kai belekas gali savo spausdinti pasą. Maltiečių ordine 2 žmonės savo spausdina pasus. Liberlandė spausdina pasus. Liberlandas, jeigu jie pradėtų tokį veiksmą, tai būtų labai įdomu. Bet suprantate, jie dabar parduodagi savo pilietybę už 5000 eurų. Tai man atrodo, kad tai yra per brangu. Aš, pavyzdžiui, dėl to ir nepirkau, dėl to, kad man atrodo, kad 5000 yra per daug. Jeigu pats gali lygiai taip pat pasidaryti ir lygiai tą patį bus efektas. Gerai, ačiū tau labai, Stanislavai Tomai. Tikiuosi iki greito kito karto. Iki.